Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat, kuo nudžiugins mus rytojus. Va, čia tokios kurtos, žinot, japonai labai mėgsta savo multikus ir kuria visokius dalykus tų multikų motyvais. Čia yra manga. Vat jums toks vat yra. Ir prikūrė net keletą variantų kortų. Labai linksmos kortos, kuo nudžiugins mūsų rytojus. 4 kortos ir pasižiūrėsim, ką jos mums pažadės. Tai išmintingoji karalienė, šalta ir išmintinga. Jei nedrumsčia proto jokios emocijos, jokie jausmai, ji labai priima tokius šaltus sprendimus, labai protingus, labai apskaičiuotus. Jum rytoj teks tokia diena, kai reikės šitai pasielgti, kai jūsų sprendimai turės būti priimti šaltų protų, šalta išmintim ir be jokių ten lyrinių nukrypimų. Jūsų niekas neįtikins, kad jūsų sprendimai yra neteisingi. Jūs jau viską apskaičiavot, viską pamatavot, sumetėt sąmatas, sąmatas reikia sumesti. Va, viskas jums yra aišku ir jau jūs žinot, kiek, kur, kam išleisit, ką už kiek gausit ir iš viso tvarka turi būti. Jums labai patiks šitą jūsų savybę, jūs labai apsidžiaugsit, kad jūs galite šitaip šaltai skaičiuoti ir net pasimėgausit savo sprendimais ir atsakymais. Kaip dažnai mes šitą kortą gaunam? Kažkas tarp mūsų yra stiprus lyderis ir viską, taip jau aiškiai yra suskaičiavęs, numatęs ir žino kelią ir vadelės rankose. Ir jūs taip nuo pat ryto ir žinosit, ką jūs šiandien darot, kur jūs vykstat, kur trumpiausias kelias, kur pigiausios kainos, ar brangiausios kainos, jeigu jūs parduodat. Jeigu jūs, pavyzdžiui, kažką režisuojat, tai jau tikrai žinot, kaip kas turi atrodyti ir kas kurioje vietoje kalbėti garsiau, kas tyliau ir kas iš viso pasirodyti scenoje, o kas nekiek. Taip, jūs rytoj toksai ar tokia asmenybė, kuriai niekas nepaprieštaraus, kurios visi klausys, kuri ir pati žinos, ką daro. Ir taip visą dieną, taip vikriai, žvitriai, greitai, su didelė energija jūs ir dirbsit, jūs ir veiksit, jūs ir daug nuveiksit, ir daug uždirbsit, ir daug pasieksit per tą vieną dieną, gerai prisiminę, kad jūs tai galit. Puiki diena, pasimėgaukit, pasidžiaukit ir nepamirškit, kad jūs tai galit. Tai va, toks linksmas jaunuolis, kuris atneša jum pinigą, tokį nediduką pinigėlį, bet tokį mielą, labai netikėtą. Jūs rytoj gausit pinigų ar kokią materialinę gerybę, visai netikėtą, taip žaismingai, taip linksmai. Tai primins jum, kad pinigai yra jum savi, kad tai yra jūsų draugai, kad jie visada su jumis, kad jie jūsų nepalieka, kad jie ateina lengvai, kad jų visada užtenka, kad jų nuolatos daugėja. Ir tai jūs pradžiugins. Kad ir nedidelė suma, jum tai labai patiks. Kažkokia labai miela sumelė. Tai vat, pasiimkit ir pasidžiaukit.
Taip, ir vėl judesys. Ir ketvirtas variantas taip pat mikliai, žvitriai, grakščiai, taip su ypatinga energija perbėgs per dieną, nuveiks daug visokių reikalų. Ir tokia diena bus įdomi, jūs tiesiog turėsit ką veikti, jums nuobodu nebus. Jūs ir ten turėsit būti, ir ten, ir kitur, ir visur jūsų lauks. Ir visur jūsų lauks įvertinimas, ir visur jūsų lauks atlyginimas. Ir jūs bėgsit per visą dieną taip, kaip vilkutis, kaip sukutis. Ir vakare jūs prisiminsit, kokia buvo puikia diena, koks puikus rezultatas. Ir net nesijausit pavargę. Na, puikia diena ateina. Būtinai pasidžiaukit.